Sveiki, mano vardas Gytas. Noriu pasidalinti trumpą atsiliepimų apie tai, kaip man padėjo atmerk akis.lt Ramūno mokymai. Tai papasakosiu trumpai tokią trumpą istoriją. Vasara buvo berods ir pavakarys liktai ir prieš tai buvau užsiregistravęs į 90 dienų mokymus gyvenk šią akimirką, berods toks buvo pavadinimas. Ir kai užsiregistravau, Ramūnas man paskambina ir pradėjom kalbėtis apie tai tiesiog, ko užsiimu, ką veikiu ir ar man patinka tai, ką aš darau. Ir tuo metu užsiėmiau tinklinę rinkodarą su viena iš kompanijų ir tiesiog klausinėjo, ar man patinka, ar man patinka kviesti žmonės į renginius, ar man patinka jiems skambinti. Ir po to skambučio tai labai daug visokių klaustukų į galvą atėjo, kaip čia kas vyksta, ar čia man tikrai patinka. Žiūriu, kad man tas nepatinka, tas neįdomu ir darau dėl kažko, tai pats nesuprasdamas tiksliai dėl ko, kaip kas. Ir iki pat lapkričio mėnesio buvo pasimetimas, tiesiog nežinojau ką daryti iš tikrųjų, nieko nebenorėjau kelis mėnesius. Ir į Rusiją išvažiavau dirbti ir ten, ir tiesiog nežinau, sakau, kuo man užsiimti, nežinojau paprasčiausiai, nesugalvojau. Ir atradau Ramūno Karpuškos atmerk akis mokymus 30 dienų iššūkį. Pradėjau tą iššūkį daryti ir nuo pat pirmos dienos atsakiau į klausimus, tai kas man patinka, tai ką aš mėgstu daryti. Ir tada viskas pradėjo apsiverst. Nuo 30 dienų iššūkio pirmų dienų aš pradėjau intensyviai daryti tai, ką dabar darau, kurti produktus, daryti info verslą savo ir kiekvieną dieną vis daug labai naujų dalykų, daug visokių linksmų dalykų atsiranda, faina daryti ir pats svarbiausias dalykas, kad pradedu uždirbti iš to, kas man patinka, iš tos veiklos, kuri man patinka. Dirbu ne taip, kad gaut pinigus, darau veiklą ne tam, kad žiūrėt, kur didesni pinigai, kur yra didesnė perspektyva ar kažkas tai, bet paprasčiausiai uždirbu iš to, kas man patinka. Pradedu kurti video, pradedu mokyti kitus žmonės, dalinti žiniom, kurios padeda kitiem. Ir pats pagrindinis dalykas, dėl ko rekomenduočiau kiekvienam iš jūsų 30 dienų iššūkį, tai yra tai, kad kiekvienas žmogus turit jūs kažkokį tai hobį savo, kažkokį užsiėmimą, tai kas jums patinka. Nesvarbu, kas tai per sritis būtų. Ar tai sportas, kai vakar diskutavom su draugu apie sportą, apie mitybą, ar tai kažkoks nerimas, ar tai mezgimas būtų, ar tai video kūrimas, ar tai verslas kažkoks, ar tai būtų tinklinė rinkodara. Tai yra visiškai nesvarbu, kokia tai veikla. Pats svarbiausias dalykas, ar jums tai labai patinka, ar jūs kaifuojate dėl tos veiklos. Ar galėtumėt per dieną 10 valandų dirbti toj veikloj 12 ir nepavargt, jums būtų įdomu ir toliau atsigulę lovai galvotumėt, kaip geriau, lengviau viską padaryti. Va čia yra pagrindinis dalykas. Ir tam 30 dienų iššūkį yra visi reikmenys, visi instrumentai, visi patarimai, viskas, ko reikia tam, kad uždirbtumėt pradžiai iš tos veiklos, kuri jums patinka. Mano pavyzdys yra toks, kad anksčiau, kada vysčiau tinklinės rinkodaros verslą, aš pats kiekvienam žmogui skambindavau, rašydavau, eidavau į susitikimus, nežinodamas, ar jam tai patinka, ar jam tikstas, ar aš čia neveltui laiką gaištą. O kada pradėjau 30 dienų iššūkį ir daryti tai, ką dabar darau, viskas vyksta atvirkščiai. Man žmonės parašo, pasijungiu Facebooką, žiūriu žinutę, 1-2, labas, Gytai, aš noriu išmokti ten anglų kalbą arba rusų kalbą, kiek kainuotų konsultacija. Tai kada jums būtų maloniau vystyti verslą, ar kai jūs pats ieškat žmonių, rašinėjat, kiekvienam skambinėjat, ar kai jums parašo, jums tik reikia sugalvoti, kokią kainą paimsit ir kokią vertę duosit žmogui. Suprantat, viskas apsiverčia aukštyn kojam. Tai va, labai rekomenduoju 30 dienų iššūkį ir visus apskritai Ramūno mokymus atmerk akis. Nes čia yra, aš nežinau kiek tiksliai, bet gal kokių 30, gal net dar daugiau webinarų, kurie yra visiškai nemokami. Įsivaizduojat, visiškai nemokamai.
Tai va, tai tiek. Dar kartą akcentuosiu, kad pasibrėžkit savo tai, kad užsiimtumėt ne tą veiklą, kuri moka 100 ar 200 litų daugiau, bet tą veiklą, kuri jums tikrai labai patinka, kurią mėgstat jūs. Čia yra didžiausia nesąmonė žmonių ieško darbą, kuris duoda 100 ar 200 litų daugiau. Atsimoko 4 metus universitetas ir dirba darbą, kur 200 litų daugiau moka. Tai čia ar logiška yra? Turit savo hobius, turit pomėgius, pačioj pirmoj dienoj 30 dienų iššūkyje atsakysit į 7 ar 9 klausimus, tiksliai nepamenu, kuriuose išsiaiškinsite kryptį, kuri jums yra įdomi, kuri jums patinka. Ir nuo pat pirmos dienos prasidės linksmybės, kur sužinosit labai daug įdomių dalykų, linksmų ir svarbiausia, linksminsitės, linksma bus. Ir uždirbsit iš to dalyko dar. Ar yra kur nors geresnis dalykas, geresnis pasiūlymas, negu kad uždirbti iš to, kas tau patinka? Hobis tavo, dažniausiai žmonės atskiria hobį nuo darbo. O jeigu tu susietum, hobis ir darbas būtų kartu, tai įsivaizduoji, kaip yra malonu. Tu dirbi, mano toks darbas dabar yra, ne, bet man tuo pačiu linksma. Aš šypsaus, man linksma, faina yra. Supranti? Tai va, nebeišsiplėsiu daugiau. Tai tiek, čia buvo Gytas, iki ir sėkmės jums.